Chebra, pažaidžiam žaidimą. Aš dabar filmuosiu, darysiu foto video reportažą, bet nesakysiu, kur esu. O jūs, kam įdomu, galite paspėlioti. Parašykit man į komentarus, kaip manot, kur esu. Tie, kas žinot, kur esu, tie, kas manot, kad žinot, kur esu, nes kalbėjau su draugais, kur varysiu ir panašiai, tai aš ne ten. Mano planai pasikeitė ir aš buvau pusiaukeliai dabar tos vietos, kur planavau varyt. Jūs man pasakykit, kur tai. Pažiūrėkite tai. Miesto parkas. Aš, žinot, tik ką iš Kenijos. Tai ten už bet kokį prisilietimą prie tvarkingos gamtos, parkai, rezervatai, tu moki už įėjimą. O kadangi esi baltas, tu moki dvigubai. Iš vis fainai. Tai įsivaizduok, kad žmogus gyvena mieste, jisai, vis tiek, daug streso ir tu nori pabėgti nuo miesto, tu nori išeiti į parką pasivaikščiot, tai tavo valdžia ką padarė? Padarė, kad tu, norėdamas atsipalaiduoti, turi susimokėti už gamtą. Tiesiog už gamtą, kuri priklauso visiems. Miesto centre, pavyzdžiui, yra miškas. Aišku, jie ten saugo tą mišką, gal prižiūri. Tai okei, tu saugok, prižiūrėk, bet neimk pinigų už tai. Žodžiu, ne mano politinis reikalas, bet tokie sprendimai. Jie tiesiog, žinot, padaro tą, kad tu nenori pernelyg ilgai užsibūti toj šaly. Ten viskas apie pinigus. Viskas apie pinigus. Tiesiog. Viskas apie pinigus ir vis tiek keliai tokie prasti. Miesto centre išvažiuoji tenais iš prekybos centro, žinot, ir ant žvyrkelio išvažiuoji, kur duobės belenkokios, kur lengvos mašinos vos pravažiuoja. Tai čia yra geras mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimas. Aišku, apie ką aš kalbu. Aš oro uoste mokėjau kyšį ir net ne aš inicijavau tai. Apie ką mes kalbam. Tiesiog, palyginimui. Du pasauliai. Va, vienas pasaulis čia ir kitas pasaulis Afrikoje. Ar tai yra blogai? Ne, tai nėra nei blogai, nei gerai. Tai tiesiog yra. Tai tiesiog pasakoju mano pastebėjimus ir kas mane palietė. Kas mane palietė galbūt ne visai iš geros pusės. Dar vienas išsivysčiusios šalies požymis. Parkas, ar ne? Žmonės vedžioja šunis. Ir aparatas, tiesiog dispensorius, kur yra maišeliai šunų išmatoms. Kur tai matyta? Jau nekalbu, kad prie prūdo yra gelbėjimosi ratas. Pas mus jau būtų išnešę. Galbūt, žinot, gal ne iš piktos valios pavogė, bet prigėrė ten, parsinešę namo dėl prikolo. Somewhere I cannot even tell that they were fish. Yeah, they look like leaf. They look like something got into the water from trees. Žiūrėkit, kuriam miesto parke jūs matėt žuvų in general? Galbūt ir yra, bet still. Toks požymis, kad čia visai švarus vanduo. Pažiūrėkit, kaip čia tvarkinga. Kaip čia gražu. Palmytės auga,
keliukas tvarkingas. Varai šalia kelio, eini šaligatvių. Ir visiškai nesmirda išmetamom medžiagom, dūmais. Visai, gali laisvai lakstyt. Tai turiu omeny, kad atlieka gerą darbą reguliuodami automobilių taršą valdžia. Dar vienas parkas, botanikos sodas tiksliau. Ir sveikatingumas čia klesti. I'm not sitting on it. You're sitting on it. At least just for a second. I'm not. Looks, I mean, he looks Unless just you like you. You're sitting on the thing. I will just sit like that. My ass barely fits there, so you would be doomed. Let's go. Diskutavom tik su Emi, kad dar vienas saugios ir cool šalies požymis yra, kad ant savo motociklo gali palikti šalmą išeidamas kažkur. Tai ten visi motocai su paliktais šalmais, nieks nesuka galvos. Reiškia, kad čia čilas. Tiesiog gražus parkas, tvarkingas. Tvarkingas džiunglių parkas. Ir jisai pakankamai didelis, mes dabar eisim aplink ežerą. Čia labiau tvenkinys. Ir temsta. Bet aš esu tikras, nieko nenutiks ir liūtas mūsų neužpuls šiandien. Ir koalas neužpuls. Tiek daug sportuojančių žmonių, hebra. Tiek daug bėgiojančių. O mieste, nors jo, jisai apie 2 milijonai gyventojų, tai ko gero dėl to, vis malonu matyti, gražu žiūrėti. Įsilaksto, jisai gyvena, veda sveiką gyvenimo būdą. Kol buvau čianais, jau šiandien visą dieną bimbinėjau miestą, dar nemačiau rūkančio žmogaus. Čia tiek daug tų greitkelių, tiek daug tiltų, kurie kertasi tarpusavyje. Šitas, tenais dar vienas. Ir kartais atrodo, kad po šitais tiltais yra atskiras pasaulis. Kaip jie sumenedžino viską sujungti, aš nesuprantu. Pilna, ten vos ne po 6 juostas greitkelio susijungia, tada išsiskiria į kitą kelią, tada tas eina po tuo, kitas eina per viršų ir Žiūrėkit, kaip įdomiai serviruoja milkšeikus. Tai maišelis. Maišelėje yra pats kontentas, milkšeikas, ir jisai įdėtas tiesiog į plastikinę talpą. Koksai. Prisistatė čia vienas ir ten jau vienas. Paprašaika. Tai čia suka savo uodegom, trinasi tau per kojas. Bičiulis going for it. Straight from the source. Opa.
nesikuklina. Ir jų niekas čia nevaro. Ir teisingai, o ko jos varyti? Dar šiandieną nesibaigė. Mes grįžom į mūsų, noriu sakyti viešbutį, bet čia ne viešbutis. Čia tiesiog daugia aukštis namas, butas. Ir eisim iki baseino pasižiūrėti. Žodžiu, šiandien baseino nebus, nes viskas uždaryta, jau 11 valandų. But still, we should just go there in the morning. Nu va, kalbant apie kokybę, tai nusileidom dabar į aukštą B3, išeisim tiesiog į kitą gatvės pusę nueisim ir tenais pasimsim milkšeikų. Dabar yra 1:30 nakties, ten ta kavinukė dirba, jie sakė iki 1 nakties dirbs. O čia visur atkreipiu dėmesį, tie, kur sakiau prieš tai, greitkeliai. Matot, ant kiek aukštai. Ir jų čia pilna. Va čia, pavyzdžiui, iš manęs irgi yra aukštas, kur mašinas važinėja. Ir tie greitkeliai susipina, persipina. Ir šiau turėjau diskusiją su taksistu, kaip jie randa kelią, kur varyt, nes sakau, ten kartais 6 juostas reikia rikiuotis. No, škurlis is all black, yeah. Katiniukas čilin. Na, einam. Iki kavinukės pasiim milkšeikų ir po to iki ATM eisim pasivaikščiot. Naktis biški vėsiau, malonu gyventi. Šiandien jau geriam va šitą dalykėlį, kur ten į maišelius įdeda. Ir va šitą valgą. Tai, žiūrėk, kainos kokios. Pasiėmėm 2 porcijas šito, kur normaliai pavalgai. Ir pasiėmėm po 2 milkšeikus tokius. Atspėkit, už kiek sumokėjau. Sumokėjau $5. $5 tik tais. Tai primeskit. Tai va čia yra pastatas, kuriame gyvenam. Mes esame jo apačioj. Jisai tęsiasi į viršų ir jo net nesimato, nes uždengia greitkelis. Nu matot, suprantat, koks čia megapolis. O mes įsirašėm į naktinę kelionę. Where are we going, Amy? Yes, exactly. We're going to ATM to get some cash. So we don't need to do that tomorrow in the morning. Žinot, aš pabuvau kai kuriuose šalyse ir galiu pasakyti, kad kas byloja apie saugumą šalių, tai lauke palikti daiktai ir transporto priemonės nuošaliose vietose. Jeigu mocai nuošaliose vietose paliekami, ten kioskeliai praktiškai atidaryti, žinot, be jokių tenais didesnių apsaugų ir panašiai, reiškia čilas. Šaly tu gali jaustis saugiai ir nieks tavęs neapvogs. Būtų juokinga, jeigu dabar šneku ir už 100 metrų mūsų apvogės. Tai. Žiūrėkit vėl, tie greitkeliai, jų čia pilna, matot, eina. Va čia eina 1, tenais eina 2, čia eina 3, ten eina 4, tenais, esu tikras, dar 5 kažkur yra. Ir tokios betoninės struktūros, kaip sakiau, čia po jais vyksta gyvenimas, kaip atskiras pasaulis.
Čia galima sakyti yra benamių rojus. Nes jeigu benamiai gyvena po tiltais, jiems šiandien pilna erdvės. Tiesiog gyvent. O, radom naują vietą. Žiūrėkit, kur mes įsitaisim. Tai virš mūsų yra greitkelis, ne? O čianais versliukas, mažytė kavinukė. Čianais stulčių užsisakėm. Čia žmonės gali ateiti pavalgyti net ir pirmą nakties. Dabar yra pirma nakties. Kaži iki kelių jie dirba. Combo set. Combo setas kainuoja 5 pinigėlius. 5 pinigėliai kiek šiandien yra? 10 1 euras. 5 pinigėliai yra 1 euras, man atrodo. Nes 50 yra 10 eurų, jo, o 5 bus 1 euras. Tai už 1 eurą gali pavalgyti. Tas cool. Man patinka. Žinot, man patinka tos šalis, kur ne overpriced maistas. Ir tas maistas yra geras. Ryžiai, daržovės, ten vištienos kažkokios. Labai gerai. Aš nelabai išrankus iš tiesų. Man nelabai tenais, aš nelabai suku galvą dėl to, ką valgyti. Man svarbu, kad būtų maistinga ir sveika. Turiu omeny, kad ten ne pusfabrikačius kažkokios valgyti. Tai ryžiai man puikiausiai tinka, daržovės, vištiena, kartais galbūt žuvies kokios suvalgau. Būna kartais iš vis nevalgau mėsos, tokie vegetariški periodai. Indija ypač. Labai patogu buvo, nes daug vegetariško maisto. Čianais, pavyzdžiui, jeigu daugiau keliauji, tu vis tiek nori pavalgyti sočiau, tai mėsą, kadangi ilgiau virškina, tu toks ilgiau turi tos energijos ir gali daugiau nuveikti. Kaž mums įdėjo sulčių va toks dalykėlis, bet mes nežinom kaip gerti. Tai paprašiau, kad man parodė. Oh, okay. It's, you know, it's with ice. Do I have a straw too? Oh yeah, I do. Yeah, I have. Perfect. Thank you very much. Ah, Nice. Yeah. this is really cool. Please. Nice, jie padaro va tokį va užkabiną ir tada tu gali neštis. Mes, kai ne vietiniai, tai aš nežinau, kaip aš gerčiau šitą maišelį. Ką aš daryčiau. Dabar tu padarai va taip, bach ir viskas, ir tu varai lyvaras. O jisai užriša va tą dalykėlį. Oh no! Why? Because I'm stupid, you know? No problem. Let me put Thank you very much. Thank you, brother. Thank you. it. We have our table. Yeah, let's go. Oh. Let's go, dude. Let's try. My God, like I have never tasted such. Ja jau išpyliau. I have never tasted such apple juice. Like it doesn't even taste like apple. Like it tastes like really good. But it's natural stuff. Yeah, exactly. I think they put, you see, they put lots of ice there. They may put some water, and they put natural juice. So it's in the mix. Yeah. Žiūrėkit, kokie du driskiai. Old school. Motsu Can I taste yours? Motsu shopas. No, you can't. What you gonna do about it? You gonna fight me now? You gonna fight me now? Or should I? I'm joking. Should I fight you now? Taste it, Tim. Yours is smallberry. It's good.